kaip tokį žaidimą žaidėm. Pasakai žodį ir dar tarmiška, kokia kalba, kurio tas žmogus tikrai nežino ir galvoja užsiknisk. O jis tik nespėlioja, jis pažiūri tą kitą žmogų ir pasako tą žodį. Tai aš kai pirmą kartą pamačiau, čia buvo prieš kokį 6 metus, tai vos nenugritau, tai blumt. Nu, tai mane tai stipriai įtakojo, galvoju, kaip čia, tai, nu, kas čia kampriukas, kaip jie tai daro. Ten buvo mano draugai, tai aš paprašiau, kad man parodytų, pamokytų, sako, čia nieko nuostabu. Mes 8 metus gyvenam kartu, jie pora, draugai, mes tai praktikuojam, reiškiasi. Apskritai, bet kuri ilgiau gyvenanti šeima pastebi su metais. Jeigu yra geri santykiai tarpusavy ir praeina daug metų kartu ir santykiai vis dar yra darnūs, dažnai vyras žmoną supranta be žodžių. Be žodžių. Užtenka vieno žvilgsnio ir jis jau žino, ką jis norėjo pasakyti, ką reikia padaryti ir taip toliau, taip toliau. Arba, pavyzdžiui, yra netyrimai tokie, ir tam per paskaitas pasakoja kai kurie lektoriai. Moteris ant tiek išsigudrina, kad, pavyzdžiui, pagal vyro žingsnius, jį dar nemato, vyras tik pareina namo, dar jis laiptinė eina, ten laiptais kokiais lipa. Jis jau gali pasakyti, kokios jis nuotaikos, kaip jam sekėsi darbe ir ką čia staigiai daryti, jinai sumeta planą. Aha, pareina, labai blogos nuotaikos, norės pyktis, gerai. Vadinasi, reikia staigiai sodinti už stalo, nes jinai žino, ką reikia daryti su nervuotu vyru. Staigiai duot skanaus maisto. Vyras, kai gauna skanaus maisto, jam iškart užsimiršta, jis nusiramina. Čia nuo kūdikystės. Žiūrėkit, kai kūdikis verkia, mama iškart jam duoda krūtinę. Ir jis čiuk privaldo ir, aha, gerai. Atsijungia. Ir tas kodas išlieka visam gyvenimui pasąmonėj. Todėl mes dažnai, kai mums labai stresinė situacija, kas nors labai skauda, sunku, blogai, baimė, pavydas, kažkas, ką mes darom, jeigu yra maisto po ranką, mes jį valgom ir nejaučiam, kiek suvalgom. Galim sėdėti visą vakarą, mums liūdna ir ten šokoladą po šokoladą. Nes mes tuo metu ne apie maistą galvojame, apie tą kitą dalyką, yra stresas, o organizmas pasąmonė turi tokį pratimą iš patirties. Stresas, griebk maistą, bus geriau. Bet jeigu jūs griebėt maistą ir tuo metu vis tiek galvojate apie tą problemą, tai tik blogiau, nuodijat organizmą, nes maistas tada neteisingai įsisavinamas. Čia irgi tokia cheminė reakcija. Tai va. Biškai pamečiau pradinę mintį apie ką aš ten. Aš žinau, kad apie vyrius. Dar ne tiek. Jo, ne, aš kažkokį pavyzdį norėjau papasakoti. Nu gerai, judam toliau. Tai va, pati pradžia yra suvokti, kad šeimoje vyrai ir moteris iš esmės yra energetiškai skirtingi. Ir mintis pas vyrai ir moterį yra skirtingos. Jas jeigu patyrinėsim dienos metu, jos ciklai visą kitą pas vyrus ir pas moteris yra skirtingi. Dabar, ką reikia žinot pradiniam lygiui? Kad moters skleidžiamas, va tas minčių dažnis, laukas, yra šeimoje iki 9 kartų stipresnis. Tai reiškia, kai yra aprašoma, pavyzdžiui, vyro ir moters psichinė galia šeimoje. Tai vyras visada yra prilyginamas peliukui, pelė, o moteris katinas. Todėl ir atsakoma, kad visai neapsimoka vyrui su moterim konfliktuoti, nes energetiškai vis tiek moteris vyrą paveiks. Jinai gali ginčą galbūt loginiais argumentais pralošti, vyras galbūt ją gali įtikinti ten kažkaip kitaip ir taip toliau. Arba kas kartais būna pas vyrus alkoholikus, jie ten pavartoja smurtą prieš moterį, kas iš visų gadina tolimesnius santykius. Tai šita sistema labai šituo atveju žalinga. Jeigu mes bandom viens kitą, ta prasme, kai katinas bando išmokyti peliuką būti katinu, arba peliukas bando išmokyti katinu, ne, tu dabar nemiauk, tu cyp, nieko nesigaus. Tai va šeimoje moteris yra katinas, jinai yra N kartų, apie 9 kartus psichiškai galingesnė. Ir jinai tai turi žinoti, iš to ir išeina visos energetinės moters pareigos. Kai moteris sako, tai kodėl aš privalau jį gerbti? O todėl, kad jeigu tu jo negerbsi, visuomeniai su laiku jo nieks negerbs. Nes moters laukas yra stipresnis, gerokai už vyrų. Ir jeigu šeimoje moteris labai gerbė ir myli vyrą, nors nesvarbu, kad nėra už ką. Tarkim, papuolė toks vyras, kurį nėra už ką gerbė. Būna pasitaiko, kam nepasitaiko. Va, tai, bet jeigu moteris vis tiek jį gerbė, jos tas laukas persiduoda vyrui. Tas 9 kartus stipresnis. Joks vyras tokio lauko negali skleisti iš principo, kaip moters smegenys gali skleisti. Ką reiškia persiduoda? Pas vyrą ir moterį lytinių santykių metu užsimezga atitinkami kanalai. Irgi elektromagnetiniai ten minčių. Pas vyrą ir moterį smegenys yra kaip radijo siųstuvai. Ir jie sekso metu susiderina ant tos pačios radijo stoties, tarkim, ruskąją radiją.
Anksčiau vienas ten klausė vieną, kitas ten kokią klasiką 2. O dabar čik, susiderina ant vieno dažnio. Čia kaip 2 telefonus, kai padeda ir, pavyzdžiui, per Bluetooth, infraredą ar panašiai sujungia, ne? Jie susijungia ir kas tada vyksta? Gali nemokamai tarp tų telefonų, apeinant operatorius, siųsti informaciją, filmukus, muziką, viską informaciją, nedalinys. Tai va tas pats vyksta tarp vyro ir moters. Jie susijungia ir tada informacija pradeda tarp jų laisvai vaikščioti. Tai sujungia būtent lytiniai santykiai. Todėl yra va toks mokslininkų atrastas telegonijos efektas. Dabar nežinau, čia pasakot apie jį, tapsiu nemėgstamas. Bet trumpai, žodžiu, kas norėsit internete pasikapstysit, rasit daugiau. Iš pradžių su arkliais darė tyrimus, atrado šitą senais dar sovietiniais laikais, o paskui, kai patyrinėjo, pasirodo šimtmečiais jau veislinių šunų, arklių veisėjai, tai žinojo, tų brangių veislių, kur labai daug kainuoja. Ten, pavyzdžiui, koks geras Arabijos ristūnas yra brangesnis, tai už Ferrari ir už jachtą. Jis kainuoja milijonais dolerių ir veisėjai jo puikiai žino visas taisyklės, kaip turi būti auginami, prižiūrimi arkliukai. Žinot, kokia pagrindinė, kad gaus geriausią Arabijos ristūną? Kumelaitė niekada gyvenime negali pasibėgioti su jokiu ne Arabijos ristūnu. Nes jeigu jinai tik pasibėgioja su bet kokiu paprastu arkliu, jinai niekada daugiau gyvenime, kad ir po 20 metų ar po 10, nepagimdys 100% palikuonio. Pas jį ten viena ausis bus netokia spalva, kokia netokia koja, ten netokia, kažkokie raumenys netaip įsidėsti. Ir kadangi tie, kurie perka tokius super brangius žirgus, jie žino, kaip ten viskas turi būti, pas idealą, ta prasme. Jie mato, šitas negrinaveislis. Dėl to senovės tautose, visuose, iki vienos senovės tautose, labiausiai vertinama savybė buvo skaistumas. Nežinojau, kad jeigu vat nuotaikas skaisti, visio, vaikai žymiai intelektualesni, protingesni, gabesni, grynesnė veislė. Grynesnė veislė. Nes, matot, kame bairis, kai tarp vyro ir moters yra lytiniai santykiai, užsimezga tie kanalai ir tais kanalais vaikščia visa informacija. Kol tarp jų yra meilė, šviesus jausmai vienas kitam, labai šviesus gilūs jausmai, jinai veikia kaip toks energetinis blokas, skydas arba filtras. Ir visą šūdiną informaciją nelabai praleidžia. Energetiškai nepraleidžia. Kai tik žmonės įsiskiria, nebėra poroje, susiranda kitas poras, to skydo nebėra. O tie kanalai išlieka, jie amžini. Ta prasme, jų laikas neveikia, jie nerūdyja, jie negeležiniai, jie elektromagnetiniai. Kanalai tai išlieka. Ir tada jis kas nori vaikšto. Genetinės lygos, visokie tokie dalykai. Nes kaip atrado šitą dėsnį, tiesiog atsivežė zebrus rusai iš Afrikos senais laikais ir norėjo išveisti super arklių veislę, nes zebrai turi tokių požymių, kurių neturi arkliai. Ir suleido su atitinkama veislė kumelių labai gerų, bet jokių negimė arkliukų, per daug skirtingą genetiką. Bet po kelių metų, kai jos suleido tas kumelaitės, zebrus deportavo kaip impotentus, ir suleido tada su normaliais arkliais, gimė nemažai dryžuotų arkliukų. Ir mokslininkai taip už galvos susiėmė, ta prasme, iš kur, kaip, zebrų nekvapo, jau metų metais nebėra ten tam poligone. Iš kur tie dryžuoti arkliukai? Tai vadinama moksliškai telegonijos efektu. Kai per lytinių santykių metu užmezgami kanalai ir paskui, kai neplieka ten meilės, perdavinamas visas mėšlas. Todėl šeimoje gali gimti vaikas, kuris turi tokias savybės, nei mama, nei tėtis, nei seneliai neturi tokių savybių. Visi, tarkim, tvarkingi, ten geri žmonės, su jais ten daro bet ką. Reikia patirinėti tada savo buvusius partnerius. Garantuotai vienas iš jų dabar taip elgiasi. Yra degradavęs kažkurio tai lygio, arba agresyvus labai, arba ten toks alkoholikas panašiai. Per kanalą ateina informacija. Tai gera žinia yra ta, kad tie kanalai yra balansuojami, mažinami. Per laiką jie gali pilnai nutrūkti. Bet yra atitinkamos taisyklės. Pirmiausia, kanalas negali būti maitinamas arba stiprinamas. Jį negali būti paduodamas srovė. Kas yra srovė? Teigiami arba neigiami jausmai. Jeigu jūs apie buvusį partnerį galvojat labai blogai, jį ten keikėt nuolat, tik prie progos, susėdat su ko nors prie stalo, oi, mano buvęs niekštis. Visio, jūs tą kanalą iškart pastiprinat, pastorinat, buvo toks vamzdukas, jūs praplečiat iškart. Nes jūsų mintis taip pat yra energetika, laukai elektromagnetiniai, jie maitina tą kanalą tiesiog. Todėl apie buvusį partnerį gerai arba nieko, kaip apie mirusį. Žinot, sako, apie mirusį gerai arba nieko. Bet čia panašiai. Jeigu jau išsiskyrė, tai viskas. Nebereikia apie jį nieko ten jokių gandų skleisti, apkalbėti, blogai galvoti. Iš vis reikia tada, jeigu turit naują partnerį, stengtis užmiršti ir galvoti apie savo naujo partnerio gerasias savybes. Medituoti jos.
Bet to neužtenka. Šiaip iš principo reikia, kad žmogaus sąmonė keistųsi, kad tie kanalai užsidarytų. Čia kaip Einšteinas sakė, neįmanoma išspręsti jokio uždavinio ar problemos pasilikus tam pačiam sąmonės lygiai, kuriame buvo ta problema sukurta. Kitaip sakant, jeigu norint uždarytus kanalus, reikia laipteliu aukščiau padaryti. Reikia savo sąmonę šiek tiek pakelti aukščiau. Žmogus turi tapti ramesnis, nuoširdesnis, savybės charakterio pas jį turi keistis. Tam reikia dirbti su savimi. Tam reikia turėti kažkokį bent minimalų dienos režimą, tam reikia turėti kažkokią ar tai meditacija, proto raminimo praktika. Iš pradžių reikia, kad protas taptų stabilesnis, ramesnis, kad tave kiekvienas norintis nebegalėtų sunervuoti, erzinti ir taip toliau, kad tu taptum laisvas. Nes laisvė yra tik tada, kai tu pats valdai savo gyvenimą, o ne priėjo piktas žmogus prie tavęs ir tu piktas automatiškai. Reiškia autopilotų. Mes dažniausiai į emocijas skanuojam, veidrodinių principų, reaguojam autopilotų. Atėjo koks piktas, jūs apšaukė, aprėkė, jūs irgi sugedusi nuotaiką irgi. Jeigu negalite priekti, jeigu tai jūsų viršininkas, grįžtat namo, vaiką, sutuoktinį aprėkė, dar ką nors, papūgą. Paskui papūgą dar ką nors savo ruoštų aprėkė. Tai va, reaguojam autopilotų. Laisvė yra, kai mes išeinam iš to autopilotinės būsenos. Pradedam kontroliuoti savo gyvenimą. Tam reikalingas ramus protas. Ramus protas reiškia, turi būti kasdienė kažkokia ar meditacinė praktika. Arba, pavyzdžiui, mokslininkai irgi darė labai įdomius tyrimus. Gali būti ir giliai, jeigu yra, pavyzdžiui, religingas žmogus tikintis. Religija beje visai nesvarbu. Ar jis ten islamą tiki, ar jisai ten yra koks liuteronas, kalvinistas, protestantas, ar jisai ten yra koks, net nežinau, hinduistas, jehovistas, visai nesvarbu. Jeigu jūs kažkokioj sistemoje yra labai nuoširdus ir giliai tiki, tai kai daro tyrimus, imdavo vienuolius, budistus, krikščionius, jie ateidavo į laboratorijas ir liepdavo jiem medituoti arba melstis, ką jie ten daro per savo praktikas. Ir pajungdavo jiems į venas kateterius tiesiogiai prie aparatų, kad galėtų eigoj stebėti, kaip net maldos metu keičiasi kraujo cheminė sudėtis, ir ant galvos tą aparatą skanuoja ten visus dažnius, bangas, plus širdies ritmą ir taip toliau. Ir tyrimai praktiškai visi parodė, ne ant kiekvieno žmogaus, bet tas, kuris nuoširdžiai tą praktikuoja ir tiki tuo, ką daro, tai pas jį labai greitai, užtenka 5 minutės pamedituoti, pasimelst, pradeda laukai persijunginėti. Net yra nuotraukas, aš kažkada į Facebooką talpinau iš medicininio žurnalo, kai fotografavo. Ateina žmogus, pas jį smegenų laukas, ten dažnius fotografuoja, toks, košė tokia, kaip jūs įsivaizduot, bala, blynas, ten daug spalvų tokia, kaip koks, nežinau, kaip Picasso prigėręs, ten primėtyta taškų. Paskui jį rodo, po 20 minučių meditacijos jau spalvos susirinko kiekvienai savo krūvelę ir jau kažkokias formas įgaudinėjo. O po valandos gražus spalvoti kiaušiniai. Mažas geltonas, didesnis raudonas, žalias, vienas kitame kaip matrioškos gražiai. Reiškia visiškas energetinis balansas, ramybė. Ir kitų žmonių paklausiau, kaip jūs jaučiatės, po to jūs sako, gerai, ramiai. Nesvarbu, jis turi, neturi kažkokių tuo metu problemų gyvenime, jam gerai, negerai šeimoje. Jis susibalansavo ir kurį laiką, kol neišsibalansuos, jam viskas bus gerai. Jisai visai kitaip reaguos. Tokiem žmonėms, kaip by default, kaip sako, iškart visai kitaip gyvenime sekasi. Nes jeigu pa žmogų tokia graži sistema gaunasi smegenyse, jo tas skleidžiamas dažnis tampa stiprus, aiškus ir vienakryptis. Ir tokiam žmogui pasiekti savo tikslus ar pritraukti norus tampa žymiai, žymiai lengviau. Aš nesenai prieš savaitę susidūriau su realiu praktiniu pavyzdžiu iš teisės istorijos. Indijoje prieš 300–400 metų gyveno toks teisininkas, teisėjas. Jisai per dieną dirbdavo 2 valandas. Nors visi kiti teisėjai ten nuo ryto iki vakaro tai sėdėdavo. Jis dirbo aukštose pareigose, labai svarbus ten aukštas teisėjas, spręsdavo ypač sunkes bylas, ten kur jau, tarkim, kokie galingi žmonės tarpusavy kalas ir tu negali greit sprendimo priimti, turi jį tai išspręsti pagal visus ten niuansus ir toliau. Jis visada kasdien ateidavo į darbą per 2 valandas ir visas bylas taip, tuk ir be jokių skundų. Nes pas jį intelektas, suvokimas ir visų raštų žinojimas buvo tiek greitas ir gilus, kad nieks net niekada su juo nesiginčydavo dėl to. Ir Indijos vyriausybė jam tiek vertino, kai jis nusprendė išeiti pensiją ir pasakė, nes jis tuo pačiu metu teisininkas, jis buvo mažąją dienos dalį. Jei gerai atsimenu, jo pavardė Takūra. Tai didžiąją dienos dalį jis buvo jogos mokytojas.
Bhakti jogos mokytas, reiškia, sėdėdavo po medžiu, ten mantrą kartuodavo, ten kokias askezės darydavo, ten pratimus kokius, taip toliau mokinius mokydavo, ten knygas, jis daug labai knygų parašė, knygas rašydavo, ten visokiom kalbom įvairiausiams, daug kalbų mokėjo. Ir darbą nubėgdavo trumpai, ten persirengė greitai, oficialią aprangą, ten tukš, visus nuteisė, šitą atgal, medituoja, mantrą kartuoja, viskas gerai. Indijos vyriausybė jie tiek vertino, nes kad tokį darbą, kuris nudirbdavo, reikėdavo krūvos kitų teisėjų ir dar krūvos skundų būndavo, ten vėl viską analizuoti, o pas jį niekada jokių skundų. Nors jam probleminis bylas duodavo. Tai kai jis pasakė į pensiją, chebra, aš išeinu, viskas, nusibodo, noriu būti jogas, galutinai jau ten, jau aš senas žmogus, tuoj mirsiu, reikia man pasinerti visokias meditacijas, taip toliau, kad aš būčiau ramesnis, sveikesnis, mirtis palankiau ateitų gražiau ir visa kita, kad aš nebūčiau kažkoks susijaudinęs, kad ramus protas būtų ir panašiai. Tai jam Indijos vyriausybė netgi antiek jo prašė ir galų galiai jisai nusileido, nes jam darbas gan toli buvo, jis kaime gyveno. Jam iki namų geležinkelį pastatė. Ne kelio, o geležinkelį. Geležinkelis yra brangus projektas. Po šiai dienai tas geležinkelis yra, nors jis neveikiantis, bet jis paliktas. Už poros savaičių skrisiu į Indiją, tai važiuosim į tą vietą pažiūrėti. Specialiai paprašiau ekskursijos organizatorių. Ir jis sako, jo, būsim mes to vietoj, būsim tą mieste, nueisim. Yra tas namas išlikęs, ten muziejus padarytas. Nes jis žymus jogas. Tos visus jo teisinius laimėjimus ten po 10-20 metų visi užmiršo. Bet tos jo jogos knygos po šiai dienai perrašomos ir leidamos, nes jis labai gilus buvo. Tai va, tai yra tas geležinkelis dar išlikęs iki jo namų prie pirmo. Ant kiek vyriausybė mylėjo savo tarnautoją ir nenorėjo jo iš darbo vietos paleisti. Tai va, ir tokį darbo efektyvumą duoda ramus protas. Kai jūs turit absoliučiai ramų ir gilų protą, kai jūs nieks nekankina, nejaudina, jūs galite iškart vizualiai matyti problemą. Jums kažkas apie kažką šneka, jūs bendrą vaizdą iškart matot. Matot esmę, priežastį, šalutinius efektus, iškart tą mind mapą visą matot situacijos. Netgi išgirdę tik keli žodžius, nes jūs tada esat tam lygiai, kai skaitot mintis. Ir jums nereikia ten nieko suvokti, jūs jau žinot, ką tas pasakys, ką ginančio pasakys teisėjas, kad, ta prasme, advokatai ką pasakys, jūs viską žinot jau. Ir jūs matot iškart mind mapą ir galite išspręsti tai problemą, kad jinai būtų pagal visus įstatymus ir nebūtinai ten visų klausant. Ir taip toliau. Tai va, tai yra ir po šiai dienai tokių žmonių. Vienas dabar pasako labai didelis Indijų tarptautinės kompanijos vadovas, ten jau užsiema ir gamina įvairiausias spinas, įvairias kitas technologijas. Tai jis irgi ateina porą valandų į darbą, viską sudėlio, išeina ir dings. Ir jis irgi ten keliauja, medituoja, toks jogas irgi. Ir dirba jis efektyviau už bet kurį vadovą. Nes jis ateina ir mato, jaučia ir žino, šitą reikia atleisti. Be žodžių, nieks dar nesiskundė, bet šitą reikia atleisti. Nebėra. Nes pas jį, kadangi kai visiškai ramus protas, tada jūs galite pilnai girdėti ir valdyti intuiciją. O čia jau ir pagal mokslinius tyrimus kiekvienas pasaulinis geras vadovas, ko skiriasi nuo visų kitų, kad jis turi gerą intuiciją. Nes jūs negalite vadovauti tarptautiniai kompanijai, kuri turi 15 skyrių skirtingose valstybėse ir kurioje dirba 200 000 darbuotojų, nes ten visi analitiniai duomenys ir lentelės, kaip pateikia visokie grafikai, jie jau nieko nesako, ten ant tiek daug visko yra. Nes jūs turite tiek daug skyrių, tiek daug padalinių, tiek daug... Pas jūs vien direktorių valdyba ten 50 snukių, kuriuos jau visus atsiminti jau yra ką veikti. O ką kalbėti apie ten tuos visus žemesnius, ar ne? Tai va, ir kaip patyrinė mokslininkai, vis dėlto yra sėkmingų vadovų, kurie tokiam lygiai labai efektyviai dirba. Kaip jie ten protas neišneša, kiek ten visko reikia žinoti. O jie labai sėkmingai viską užbėga problemom, dar net neprasidėjus už akių. Tai pasirodo, jie praktiškai visi iki vieno eina grinai per intuiciją. Jie pasižiūri tas ataskaitas, jie turi analitinius skyrius, pavarto, bet paskui numeta ir sako, darysim taip. O kodėl? Darysim taip. O todėl jis geras vadovas. Nes jis žino, kaip reikia daryti. Ir žino ne čia, ne jo superkompiuteris su mumis. Jis iš aplinkos informacinio lauko pasiėmė teisingą atsakymą. Tas laukas gali vykti tik tada, kaip senovės kalboje, kai yra joga. Joga reiškia ryšys. Pilnas ryšys su aplinka. Mes dažniausiai net ryšio su savim neturim. Ir visos technikos, pavyzdžiui, šeimos balansavimo ar santykių ir taip toliau, prasideda nuo ryšio užmezgimo su savim. Kai žmogus pirmiausia pradeda suvokti save, kas aš toks, kodėl aš čia, ką aš čia veikiu, koks mano gyvenimo tikslas. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nežino savo gyvenimo tikslo, vėlgi neįmanoma nei projektuoti ten kažką jo gyvenimo tiksliau, nei jam padėti giliau ten, pavyzdžiui, psichologam tada labai sunku.
Jeigu žmogus neturi gyvenimo tikslų ir nežino, dėl ko jis gyvena, dėl ko jis tai daro, dauguma žmonių iškart turi atsakymą, kai jų paklausė tikslų, jis sako, pinigai. Tai va, bet pagal tyrimus vėlgi, pinigai yra priemonė, ne tikslas. Jeigu pinigai yra tikslas, iškart klaida. Tik laiko klausimas, kada tas žmogus susirgs depresija. Tik laiko klausimas. 5, 10, 20 metų jam bus giluminė depresija, prasidės antidepresantai ir taip toliau. Amerika, šalis, kuri labai neblogai gyvena. Ten jau beveik pusė žmonių sėdi ant antidepresantų. Pusė žmonių sėdi ant antidepresantų. Dažniausiai nuo to, kad nežino, koks jų gyvenimo tikslas ir nežino, kokia prasmė keltis iš ryto. Nes iš ryto reikia keltis į darbą. O tai nėra malonu, daugumai. Kodėl aš dabar turiu keltis? Gerai, reikia uždirbti pinigų, kad sumokėti sąskaitas. Dieve, kam tas sąskaitas mokėti? Reikia šeimą išdaryti. Kam ta šeima? Žmogus nežino tikslo, jis neturi tikslo, kam jis gyvena. Ir kai pas žmogų nėra tikslo, tada prasideda didelės problemas. Anksčiau ar vėliau pas jį pasideda giluminė depresija, tada reikia ją kažkaip gydyti. Vyrai tai intuityviai žino, kaip ją gydyti. Jie tada visi eina į barą, arba į kairę, arba pradeda lošti, arba susiranda kažkokį hobį, kuris tampa svarbesnis už šeimą, vaikus ir žmoną. Ten kokią mašiną, motociklą, ten meškerę ar kažką ir tai tampa svarbiau. Už žmoną, vaikus, ta prasme. Yra nemažai tokių atvejų. Grįžta vyras tam, biškį pabūna, pavalgai. Gerai, viso, varau, man ten reikia žvejoti, ten kažką remontuoti, daryti, viskas, nėra man. Šeima tiek jį ir tą mato. Tai reiškia, žmogus yra gilioj depresijoj, jis pasimetęs ir kadangi pasąmonė ir protas nenori jaustis nelaimingi, tai jie bando kažkokiu surogatu tai pakeisti. Iškelti kažkokį tokį dirbtinį tikslą ir tą tikslą padaryti gyvenimo prasme. Nei ten kažkoks pagautų žuvų skaičius, nei ten suremontuota kažkokia mašina išblizginta, nei ten galų galė kažkiek išgertas kiekis kažkokių gėrimų, niekada jokios gyvenimo prasmės neduos. Tik atvirkščiai sukels tiek psichinę, tiek galų galė ir sveikatai, tai kažkiek pakenks. Tai nėra. Bet žymiai didesnė žala yra psichikai. Žymiai. Tai čia dažniausiai vyrai to griebiasi. Moteris kitaip, jos irgi kartais to griebiasi, bet jos dažniau save iš vidaus suėda. Jos tampa tokios biški raganos ir atlieka tada šeimoje drožtuko funkciją, sudrožia vyrą. Vyras yra kaip pieštukas, moteris kaip drožtukas. Ir jinai nuolatinių savo zizimų ir tokiais visokiais mažybiniais aštriais žodeliais. Tai ten bernelis, jinai gerai, kol dar yra ką drožti. Kai daeinama iki tušinuko jau, prasideda, iki tušinuko, iki trintuko. Prasideda problemas. Prasideda labai didelės problemas, nes vyras visai jau pavažiuoja tada. Sako, vidurinio amžiaus krizė. Kokia vidurinio amžiaus krizė? Vyras sudrožtas galutinai. Nes pas vienus vyrus yra vidurinio amžiaus krizė, pas kitus nėra. Reiškia, vienus uždrožia, kitus nėra. Galutinai. O moteriai padaryti yra be galo lengva, be galo. Kokius tyrimus dėmsi? Nes jos, kaip jau aiškinau, smegenų laukas šeimoje yra 9 kartus stipresnis. Jausmuose, emocijose. Ir moteriai gali atrodyti, kad aš švelniai savo mylimam vyrui pasakiau, tu tai nevykėlis. Bet žinokit, jam tai 10 metų smigo į širdį giliai. Giliai. Nes taip, kaip pasirodė tai moteriai, kaip jinai pasakė vyrui, tai galėjo 9 kartus stipriau, giliau smigti. Ir tai reikia žinoti. Vyras ten jis gali dažnai daug ką sakyti, tai neis giliai. Tai neis giliai. Vyro žodžiai jausmų sferoje neturi stiprios galios. Moter žodžiai turi milžinišką galią. Būtent tam vyrui, kuris ją myli. Jeigu jūs savo vyrui, vaikinui ar tam sutuoktiniui, nežinau, dar kam, pasakot kažkokią kritiką ir ją pasakot aštriai ir dar taip skaudžiai, moteris tai moka. Kai moteris nori skaudžiai pasakyti, jinai moka, nežinai, Nes šiaip vėlgi, kai psichologai apibūdina, sako taip yra. Vyrai yra stiprioji lytis fiziniai plotmiai, moteris yra stiprioji lytis emocijų plotmiai, jausmų plotmiai. Ir jinai, jeigu tik nori, jinai ten gali iš vidaus užkabinti, ten susiradus kokią reikia vietą ir ten skaudžiai tampyti. Kaip tik nori. Tai va, ir tai yra labai blogai, nes dažniausiai tai nesąmoningai mes darom šeimose ir porose. Kai iš santykiai atvėsta, atšala, mes pasijaučiam įžeisti, palikti ar dar kažkokie. Jis buvo kitoks. Arba jinai. Mes kai susipažinom, aišku, tada veikia visa biochemija, tai pirmo buvo įsimylėjimo stadija. Po
įsimylėjimo stadijos visada eina antra stadija pripratimas. Pas kiekvienas skirtingai laiko užtrunka, bet po biškį pripranti ir jauti. Oha, jo, jinai faina, arba jisai gražus, viskas gerai, bet, tai pripranti, jau nebėra tokios ekstazės, ten, oi, koks čia mano, kaip einam pasivaikščioti. Jausmai yra, bet tu jau pripranti prie daiktų. Čia va kaip nusiperkat kokį naują daiktą ir ten kokią savaitę žaidžiat su juo žaidžiat. Paskui po biškį atsibosta, pradedat pagal paskirtį naudoti, kaip sakant, pripratot prie daiktų. Tada prasideda trečia stadija santykiuose po pripratimo. Prasideda trūkumų matymas. O čia jau daugumai jau nežino, kaip su šitą stadiją tvarkytis. Trūkumų matymė specialistas numeris 1 yra moteris. Nes kadangi jos jausmai ir emocijos yra 9 kartus gilesnė, jinai iš karto, kai tik ateina šitą stadiją, pas kiekvieną moterį skirtingų laikų, kaip minėjau, gali taip užtrukti ten mėnesį, 2, pas kurias labai greit, pas kitas ten pusę metų, metai, maks 2 ten. Ir jinai pradeda matyti visus vyro trūkumus, kuriuo anksčiau tarsi nebuvo. Bent jau jinai galvoja, kad nebuvo, jie visi buvo, tik jinai, kadangi buvo įsimylėjus, ne vieno jų nematė. Ir jis, kadangi buvo įsimylėjęs, jis elgėsi kitaip. Čia irgi faktas. Vyras, kai įsimylėjęs, jis elgėsi kitaip, pagal tyrimus net įrodyti. Vyras, kai įsimylėjęs, elgėsi žymiai geriau negu pats, koks yra iš tikrųjų. Ir natūraliai, jis nevaidina, jam natūraliai taip gaunasi, jis toks tampa mandagesnis, nori daugiau atiduoti, su visko sutinka, ir panašiai. Natūraliai, jam taip gaunasi savaime, jis ten per daug, jam taip savaime gaunasi. Jis toks, būna toks riteriškiskesnis, toks viską ten, jam netgi kartais kyla mintis, gal čia kokią dovaną reikia nupirkti. Va ir panašiai. Pati savaime ta mintis kyla, tai nėra, kad jam liepia kažkas ten. Paskambino močiutė ir mama sako, kaip jūs ten gyvenat viską? Ar nupirkai paneliai dovanų? Ai, tiesiog. Būna ir taip, aišku. Bet kol įsimylėjimo stadija vyrai kartais ir patys sugalvoja, pavyzdžiui, pirk dovanas, gėlės, ten dar kažką, daryti siurprizus, romantinius siurprizus daryti irgi patys sugalvoja. Ir taip toliau. Tai va, nereikia iš to reikalauti vyrų, kai jų praeina jų tą įsimylėjimo stadiją. Nes tai bus dirbtina. Jie patys turi susivokti, kad tai tada jau reikia daryti kaip augalo auginimą. Ta prasme, kaip vandens laistymą, trąšų padavimą ir panašiai. Kitaip sakant, vyras turi žinoti, kad jeigu moteris per dieną 2 kartus negauna kinestetinio švelnaus prisilietimo, kažkokio paglosnio, apkabinimo, priglaudimo, ir 2 kartus per dieną neišgirsta bent vieno komplimento savo atžvilgiu, moteris greičiau sensta ir daugiau serga, nes sutrinka jos ideali harmoninė pusiausvyra. Moteris turi, kadangi mes, dauguma žmonių yra dirbantis, ką reiškia 2 kartus per dieną, reiškia ryte ir vakare. Kiekvienas vyras turi, iš pradžių tai vyrui būna kaip užduotis ir askezė, bet jis paskui išmoksta, tai žiauriai santykius balansuoja, paprastas pratimas. Atsikeli ryte ir galvoji, taip, dabar reikia vieną komplimentą pasakyti, kai kol išeisiu į darbą, reikia sugalvoti kokį, naują. Čia būna problema, nes po 2 savaičių nauji komplimentai baigėsi. Buvo pračia, apie nosį sakiau, apie kaktą sakiau, ausį sakiau, kokios gražios. Žinot, vyrai jie paprastai dažniausiai mąsto. Pas juos su kažkokiu romantiniu komplimentų sakymu būna biškai tokių problemų. Bet vėlgi, vyrai dažniausiai to nesuvokia, kad veikia tai ne komplimento originalumas, o veikia nuoširdumas. Moteris mato tas pastangas, jis prieina ir 5 kartą sako, kad jos ten nosies galiukas yra pats nuostabiausias pasaulyje. Jei gal jau tai ir biškai atsibodę, bet jei tas, kad jis tai padaro, kad jis tai daro. Tai čia beje pagal normalius tyrimus. Vyras, jeigu nori balansuoti santykius šeimoje ir tą meilę augalą maitinti, yra dalykus, kuriuos moteris turi daryti, yra dalykus, kuriuos vyras turi. Tai vyras 2 kartus per dieną turi pasakyti po komplimentą moterį ir 2 kartus per dieną turi duoti bent kelių sekundžių malonų kinestetinį prisilietimą. Reiškia oda į odą. Reiškia, jis turi grįžti namo iš darbo, kaip nors tyliai prieiti iš už nugaros, kur nors ten apkabinti, ten prisiglausti, paglostyti kažkaip ir taip toliau. Tai moteriai užtenka bent kelių nuoširdžių sekundžių. Ir iškart jau ten pas ją viskas pasibalansuoja, iškart pas ją nuotaika, hormonai, viskas keičiasi. Ir jinai nesijaučia, kaip koks daiktas, kaip ten virimo, skalbimo ir vaikų prižiūrėjimo mašina. Ta prasme, aparatas kažkoks, ten dar kažkas ir panašiai. Nes dažnai po ilgesnių santykių, ilgesnio šeiminio gyvenimo taip ir tampa. Vyras tampa kažkokia pinigų uždirbimo mašina, ten ar kažkaip ir taip toliau. O moteris dažnai tampa tokia, kaip čia, daugia funkcinis siurblys namuose, ten viską daro. Taip toliau. Va. Čia gerai, jeigu moteris ten darbšti, kruopšti ir viską daro ir panašiai,
Bet idėja, kad vyras turi žinoti, kad pirmiausia reikia jai skirti kasdien dėmesio. Ir dėmesio reikia dar daug skirti vakare parėjus iš darbo, reikia duoti moteriai išsikalbėti. Reikia naudoti tą vadinamą 20 minučių techniką, kai atsisėdi. Klausia, labas mieloji, kaip